Perdegimas, obsesinis kompulsinis sutrikimas, nerimas, panikos atakos, depresija, vaistų krūva. Blet, ką daryti? Vaistai nepadeda, Xanaxas nebeužmygdo ir valymas man nebepadeda. Žmogau, nublemba, jeigu viskas taip blogai, kas tau tą blogį sukūrė? Taigi pats viską kuri, pats gali viską gyvenime keisti, pats gali daryti viską, ką tik nori, turi visą laisvę. Kur mes bėgam, kur lekiam, ko mes laukiam, kiek dar šaibų reikia užkalti, kad būtų viskas gerai. Gal jau yra viskas gerai, gal nėra taip blogai, o mes patys prisikūrėm, kad reikia daryti šitą, aną ir trečią, prisižiūrėję instagraminių filmukų. Todėl blemba, susimastyk vieną kartą, ko iš tikro tu nori, kokie iš tikro yra tavo poreikiai, kokie tikri tavo poreikiai, kokie tikri tavo norai, ko iš tikro tu gyvenime nori. Ne ką tau įdėgia, ko tu turi norėti, bet ko tu iš tikrųjų nori. Ir pagal tai gyvenime daryk savo sprendimus ir veiksmus ir nebereiks nei depresijų, nei vaistų nuo obsesinio kompulsinio, nei panikos atakos nebekils, nes tu tiesiog mėgausies gyvenimu. Įsijung šitą maudą savo gyvenime, įsijung šitą būseną ir gyvenk pilnatvėje. Tau nebereikia nieko siekti, nieko daryti. Tiesiog būk čia ir dabar. Viskas.